Sveikas, Aleksandrai. Labas, Greta. Aš Greta, židinių portalo fėja, Malonu. gyvos ugnies fėja. Mane tai pravedė, man labai patiko mano pravardė tokia. Sveikinamės iš Aleksandro namų, kuriame Linas įrengė su kolega židinį ir norime pakalbinti apie įspūdžius ir apie rezultatą. Pati pradžia paieškos, pasakysiu taip, tikrai buvo ilga. Ne vieną įmonę ir buvo apsiskambinau ir važiavau, ir čia buvo atvažiavę tikrai ne vienas meistras ir įmonių. Buvo visokių minčių, ne kampinį, ištisinį, bet visgi, ką aš turiu šiandieną, geriausias mano sprendimas. Aleksandrai, nekuklus klausimas, bet iš tikrųjų norisi paklausti. Mini, kad ne viena įmonė važiavo, ne vienas meistras ir komunikacijos buvo kelios. Kaip pasirinkai mus? Kodėl jūs? Ne, visų pirma pasakysiu apie įmonės, kurios taip yra paslaugus, yra tikrai suprantantis, bet nebuvo ryšio su kokybė, su interjeru ir su pačiu atstatymu. Labiausiai man patiko tai tavo tas paprastumas ir tavo idėja, tavo matymas, ta gal pasakysiu jautimas, ir žinoma komanda jūsų, tai yra nuostabi. Iš tikrųjų, ką manau, darom gerai ir stengiamės tęsti, kad įsiklausyti į žmogaus poreikius ir pritaikyti iš tikrųjų geriausią variantą, įsiklausant į tą poreikį, nes pradžioje irgi galvojom, kad apie krosnelę, bet kai pamatėm, kad nepavyks gražiai pajungti, vis dėlto labai graži svetainė, nesugadinti vaizdo, radom sprendimą. Kas ieško, tas randa. Taip, visiškai teisingai. Ir tikrai šioje erdvėje labai gražiai atrodo ši kapsulė. Tai, kaip suprantu, esi patenkintas galutiniu rezultatu. Taip, galutiniu rezultatu aš tikrai patenkintas ir rekomenduoju tikrai visiems įsiklausyti, suprasti ir pajausti tą būtent židinio esmę, židinio tą šilumą, šviesą. Taip, tikrai kaip balzamas mano širdžiai, nes aš matau irgi truputėlį kitaip, nes židinys, kapsulė, montavimas tai yra techniniai sprendimai, bet kas yra už to, tas rezultatas ir gyvos ugnies turėjimas namuose praturtina ne tik tuo, kad tai yra nepriklausomas galbūt ten šaltinis nuo elektros, kažkas galvoja, kaip būtų smagu, jeigu ten vyktų elektra, jaučiasi saugus, yra pasirinkimas kažkoks šilumos, bet vertė yra didžiulė ir aš manau, kiekvieni namai turintys svetainę kokybiškai įrengtą židinį visada kelia vertę namų, net pragmatinė ta prasme. Tai norėjau paklausti, gyvenimo būdas, gyveni dabar bute. Taip, kol kas gyvenu bute, bet labai jau noriu to kito gyvenimo, kito jausmo. Šiandien diena yra vasara, bet ateis neužilgo mūsų gerai, kad turim sezonus, ruduo ir gyvenimo būdas visai kitoks bus su židiniu. Praktiškai, kaip ir Linas labai gerai pasakė, tau ištisinis netinka, nes tu jį matai tiek virtuvės zonos, tiek kur aš dabar sėdžiu, tiek lipdamas iš antro aukšto. Visada jisai tau skleis šilumą. Tai ir nuo pat pamatų projektavimo, kaip pasikartosiu, jau buvo mintis, kaip aš žiūrėsiu žiemą į snaiges ir į tą šilumą. Ir tas derinys, tas yra tiesiog jausmas toks, kaip atsipalaidavimo, ramybės. Čia yra pats didžiausias turtas namuose, kai tu gali ramiai įkvėpti orą ir šiltai pasakyti savo ačiū Dieve, kad esi ir kad davė jėgų man sukurti tokį stebuklą, kaip aš turiu. Super. Čia, manau, gyvens džiaugsmas ir graži šeima. Tai ačiū, Aleksandrai, už gražius žodžius ir įvertinimą mūsų kaip specialistų.
Mūsų nuoširdžią komunikaciją, norą pagelbėti, padėti, pakonsultuoti ir kad rezultatas džiugintų ir kad mes galėtumėm didžiuoti savo klientais ir tęsti su jais draugystę. Ačiū labai. Ačiū, Greta. Dėkuoju, Ačiū. Aleksandrai.